Kai mušėt antrą įvartį, atrodo, kad jūsų tas rezultatas netenkino ir nenorėjot baudinių serijos. Teisybė tai ar ne? Nenorėjom, puolėm, bet šiandien toks kolektyvas yra labai praleisintas traumų, atostogų, tai aš galvoju, kad šiandien padarėm tikrai stebuklą didelį. Tai, ką mes sugebam daryti visada play-offuose, tai eilinį kartą vėl padarėm stebuklą. Pernai metais ten padarėm sensaciją ir šiemet tokią pačią, man atrodo, sensaciją. Atlošti su rimta komanda, kuri beveik niekada nepraleidžia daugiau 2 golų, jam įmušėm 2, po to ant 11 vartininkas gerai sužaidė. Fantastika, žodžiu. Nuostabus rezultatas, dėkui komandai, visiems jėga. Tai kur buvo ta jūsų stiprybė? Taktikoje? Neužpanikavome, mums Oniksas atidavė visą savo aikštę, niekaip negalėjom pramušti, po to jas atidadėm ir tada buvo viskas gerai. Nežaidė jie įdomus futbolo, nebuvo tų kilimų, tai atidavė mums, o mes vis tiek jos pralaužėm. Čia buvo tokia, manau, reikėjo kilti, būtų daugiau tokių visokių įvykių.